Namuose girdi pilną dūmų. Ką tu čia kepi? Blynus kepu, nu tuoj. Blynus, matai, kepa, nu taigi tas gartraukis neištrauksto čia to visų dūmų. Eik įjunk oro valytuvą. Ne, lauk iki paskutinio, kada namuose bus pilna dūmų, tada jungs. Ne, oro valytuvas turi nuolatos valyti. Jeigu tu nežinai, kad oro valytuvas valo orą net ir nuo prikepusio maisto, tai žinok, valo. Eime, aš dar papasakosiu, koks šitas geras dalykas ir kodėl jisai privalo būti tavo namuose. Pasakysiu atvirai, aš nesuprantu, kaip galėjau ramiai gyventi, kol neturėjau šito daikto. Tai kai namuose, tarkim, turi 2 vaikus ir jie eina, tarkim, į darželį, tai žiemos laikotarpiu mums labai svarbu, kad kuo mažiau virusų parneštų. Aš turiu 2 šunis ir katiną, o jie taip pat yra, kaip žinoma, alergenas. Nors mes esame nealergiški gyvūnam, bet, pavyzdžiui, mano sesė, kuri dažnai atvažiuoja į svečius, jinai yra alergiška gyvūnam. Tai jinai pas mus atvažiuodama visą laiką gerdavo tabletę. Dabar man yra šiek tiek ramiau, kai aš pakviečiu ją į svečius. Žinau, kad oras pas mane yra valomas, kad visi alergenai yra naikinami. Jeigu jūs esate žmogus, kuris esate alergiškas žiedadulkėms, jūs pas mane galite atvykti į svečius labai ramiai, nes mano oro valytuvas išvalo orą. Testuoju kuris laikas ir esu tikrai patenkinta. Ir kai atidariau filtrus pasižiūrėti, kas ten per situaciją, suprantu, kad jis tikrai ne šiaip dirba, o tikrai valo. Ne iš piršto laužti yra tie faktai, kad sutraukia ir dulkės, ir visokius alergenus, ir bakterijas. Tai va, tai patenkinta esu, tai žiūrėsim. Labai tikiuosi, kad ateinantį sezoną išvengsim įvairių virusų ir bakterijų parsineštų iš darželio, nes palei viską šis oro valytuvas turėtų jas sunaikinti.